su tarptautinio bakalaureato biologijos mokytoja Jurgita Makuškaite. Kalbamės Vilniuje, Vilniaus Rito licėjaus laboratorijoje. Šiandien aš pasipuošus tokiais drabužiais, su kuriais ir reikia eiti į laboratoriją. Joje šeimininkauja Jurgita. Mes labai norim sužinoti, paprašyti papasakoti, kokią laboratoriją turime Rito licėjuje, ką čia veikiate su moksleiviais, kokiais užsiiminėjat dalykais, ką tyrinėjat, ką žiūrinėjat per šitos mikroskopus. Tai čia yra mūsų erudito gamtos mokslo laboratorija. Aš manau, kad yra ta erdvė, kurioje yra labai daug vietos pasireikšti mokinių smalsumui. Tai mokiniai čia mokosi pažinti, suprasti jo supančią aplinką, tyrinėti, kritiškai mąstyti, dirbti komandoje, taip pat visas šitas įgytas žinias pritaikyti savo kasdieninėje aplinkoje. Tai kokias veiklas mes čia atliekam, tai pačias įvairiausias, kaip ir galite įsivaizduoti. Pradedant nuo tokių paprastų kaip bakterijų auginimas Petri lėkštelėse, ar ne? Šiek tiek sudėtingesnių darbų su vyresnėmis klasėmis, tokių kaip fermentų reakcijos greičio matavimai, skaičiavimai. Taip pat mokiniai konstruoja elektros grandines, dirba su optikos priemonėmis, turim labai nemažai cheminių preparatų. Tai vėlgi mokiniai mokosi dirbti su skirtingom cheminiam reakcijom, įvairiausią laboratorinę techniką, kartais naudojam kompiuterinės simulacijos, jeigu norim pažiūrėti ir sumodeliuoti kokius nors biologinius ar cheminius procesus. Ko gero galėtume sakyti, kad gamtos mokslų pamokos yra pačios interaktyviausios, labiausiai traukiančios moksleivius, nes esu mačiusi eidama pro šalį čia tokias degančias akis, miklius pirštus, smalsius protus, kurie tyrinėja, žiūri, taip ir yra, įspūdis neklaidingas. Tikrai ne, tai žinoma, kad gamtos mokslai, aišku, reikalauja pakankamai gilių teorinių žinių. Bet tuo pačiu metu, kai yra galimybė, gamtos mokslų mokytojai visą laiką stengiasi tas žinias, kurias vaikai įgauna pamokose, panaudoti praktiškai, ar ne? Tai visada laboratoriniai darbai susilaukia pačių gražiausių emocijų, aišku, vaikai mėgaujasi. Tikrai taip, jiems labai patinka. Šioje laboratorijoje dar turim gyventoją, jau spėjusi pabuvoti ir L-Kids žurnale ir tikrai dažnai turbūt ir liečiama ir visaip kitaip kalbinama. Tai papasakokit truputį. Tai čia yra mūsų įžymusis laboratorijos skeletas. Šitas skeleto vardas yra Rose. Ir šitas vardas iš tikrųjų yra mūsų mokinių idėja. Tai prieš porą metų, man atrodo, IB mokėmės, merginos sugalvojo pavadinti šitą skeletą Rosalindos Franklin vardan, ar ne? Ir taip, tai yra iš tikrųjų labai mėgiamas ir mylimas daiktas mūsų laboratorijoje. Ačiū Rosalindai, ačiū Jurgitai.